Dievo sūnų, pažįsta asmeniškai. Išgyvename kiekvieną kartą, Jėzus yra gyvas. Kaip mes jį tą išgyvenam? Jo istorija tampa reali mūsų gyvenime. Jo žodis tampa gyvas mūsų gyvenime. Jo mintys tampa mūsų mintimis. Mums reikia išgydymo, jis mus gydo. Mums reikia paguodos, jisai mus guodžia. Tai reiškia, išgyvenam Jėzų tokį gyvą. Tai nepadarom vieną kartą metuose kažkokią šventę, kažkokius tai ritualus. Tai reiškia, mes kasdien turim prisilietimą prie Kristaus. Mes kasdien išgyvenam jo artumą, mes kasdien susiliejame su juo. Jėzaus neįmanoma palyginti nei su jokiu pranašu, nei su jokiu mokytoju. Kartais žmonės nori jį palyginti su mažais tais dievais, ar stabais, ar mokytojais, ar pranašais. Ir kartais žmonės lygina, sako, Jėzus, aš tikiu juo, jis yra mokytojas, ar pranašas, ar istorinis lyderis, ar kažkoks stiprus. Jeigu jūs pastudijuotumėt, nėra nė vienos istorijos apie nė vieną dievą, vadinamą dievu, kurie žmonės tiki, kad būtų pranašavimai. Nėra pranašysčių, neegzistuoja. Nulis. Tuo tarpu apie Jėzų Senas testamentas pranašauja 300 kartų. Yra įvairiai, kalbam, yra nuo 2 iki 400, apie 300 virš 300. Net sunku suskaičiuoti, kiek dažnai Jėzus yra pranašaujamas Senam testamente faktais. Kartais žmonės sako, aš neskaitau Seną testamentą. Mes gyvenam Naujajame testamente. Brangiai, atmetę Seną testamentą, mes negalim suprasti, kas Jėzus yra. Skaitydami Seną testamentą, mums apsišviečia, kad yra pranašai pranašavo labai tiksliai apie kiekvieną niuansą, kaip Jėzus ateis į šitą žemę, kur jisai gims, iš mergelės Marijos jisai gims. Kiekviena smulkmena ir ant asilo jos. Kiekviena, net smulkmenos yra išpranašautos Senam testamente. Įsivaizduokit 300 pranašysčių. Prilyginti Senas ir Naujas testamentas. Mes tik truputėlį paskaitysim, gerai? Michėjo 5:2 sako, o tu Efrata Betlėjau, nors esi mažas tarp Judo 1000, bet iš tavęs kils tas, kuris bus valdovas Izraelyje. Jo kilmė siekia pradžios laikus, amžinybės dienas. Betlėjau, tu mažas, tu nevertingas žmonių akyse, bet iš tavęs kils tas amžinasis, kuris buvo nuo pradžios ir kuris eina į amžinybės dienas, tas visagalis Dievas. Jeigu paskaitytumėm Izajos 7:14, žodis sako, pats viešpats, Dievas, pats Dievas, duos jums ženklą. Ženklą duos. Nes žmonės dažnai sako, aš matyčiau ženklą, jeigu aš tik suprasčiau ženklą. Ir sako, Izajas pranašauja, Dievas pats jums duos ženklą, nes jūs norite to ženklą, jūs norite suprasti. Koks tas ženklas? Štai mergelė taps nėščia, mergelė. Tais laikais, kaip gali būti mergelė nėščia, bet bus mergelė, kuri taps nėščia ir jinai pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanueliu, Dievas su mumis. Ir jeigu atsiverstumėm Naują testamentą, Mato 1 skyrių, mes galim paskaityti, kad Jėzaus gimimas aprašytas tiksliai, kaip pranašai pranašavo Senam testamente. Kad Mato 1:18, kad aš perbėgsiu, kad nereiktų skaityti ilgai, kad Jėzaus gimimas buvo antgamtiškas. Pasakyk žodį antgamtiškas. Žmonės kartais įsivaizduoja, kad kažkaip Jėzus gimė natūraliai. Ir mes dabar labai gerai paskaitykime, ką žodis sako. Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, kaip tikra santuoka, ar ne? Ruošėsi tikrom vestuvėm, ruošėsi tikram gyvenimui. Dar nepradėjus jiems kartu gyventi, ji tapo nėščia iš šventosios dvasios. Ji tapo nėščia iš šventosios dvasios. Niekaip neįmanoma, kad Dievas padarytų šitoj žemėje natūraliai. Dievas yra dvasia. Ir Dievas naudoja šventą dvasią, kad įvykdytų savo planus, savo projektus. Įsivaizduok, Marija susižada su Juozapu ir šventoji dvasia Dievas numatė Mariją. Ir dabar Marija jinai nėra Dievas, jinai nėra ypatingesnė negu bet kuris žmogus, jinai yra žmogus. Ir tik žmogus, jinai nėra Dievas, jinai nėra dievybė. Ir dabar šventoji dvasia įdeda sėklą. Įsivaizduojate?
įdeda sėklą į Marijos įsčias. Nes pas Mariją ateina angelas ir jai sako, Marija, tu pagimdysi sūnų ir jį pavadinsi Emanueliu. Ir įsivaizduok, Marija paskelbė, gerai Dieve, tebūnie pagal tavo valią, štai tavo tarnaitė, tebūnie taip, kaip tu nori. Bet jūs supraskim, tas laikotarpis, moterys, būdamos nėščios, ar sugautos su kažkokiais vyrais nesantukoje, jos buvo užmetamos akmenimis. Marijai nebuvo lengva priimti tai, jinai gerai žinojo, kai jinai paskelbs Juozapui, kad jinai nešia iš šventosios dvasios, Juozapas nesupras. Jinai gerai suprato, kad žmonės aplink tikrai nesupras. Tai buvo iššūkis. Ir jūs turite žinot, kad Dievo darbas yra iššūkis. Nes Dievas dirba dvasinį darbą. Ir Dievo darbas yra iššūkis. Visuomenė negali suprasti, ką Dievas daro. Taip kaip ir daug kas negali suprasti, kodėl čia bažnyčia yra atidaroma, kodėl čia Lemonte reikia atidaryti bažnyčią, kodėl čia reikia ką daryti, kam čia reikia pasiaukoti, kam čia reikia statyti, kam čia reikia, kam viso to reikia. Ir atrodo, Dieve, kam tau to reikia, kam? Mes negalim klausti Dievo tokių klausimų. Mes galim vieną dalyką pasakyti kaip Marija. Štai aš, tavo tarnaitė, tebūnie pagal tavo valią. Ir Dievas gali panaudoti tik tai tą žmogų, kuris neprieštarauja, nekonfliktuoja prieš Dievą, bet sako, Dieve, štai aš tavo tarnaitė, tebūnie pagal tavo valią. Ir jeigu mes skaitytumėm tą istoriją, mes matom, kad ne tik tai, kad Marija tapo nešia iš šventosios dvasios, bet jos Juozapas vyras sumanė ją tyliai atleisti. Ir kai jis nusprendė tai padaryti, jam sapne pasirodė viešpaties angelas ir tarė, Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Jos vaisius yra šventas tyras. Juozapai, nedaryk nuodėmės. Juozapai, parvesk žmoną, globok žmoną, nes Dievo darbas tavo žmonoje yra. Apgaubk žmoną, saugok žmoną, nes aš darysiu perversmą per tą, ką įdėjau jos įsčias. Tai reiškia, Marija yra Dievo indas. Dabar Juozapai, tu būk Dievo indas, kuris apsaugos Mariją, kad Marija išnešiotų tą kūdikį, kad Marija išgimdytų tą kūdikį, kad Marija atstovėtų kaip moteris, kai iš jos juoksis, kai iš ją pirštais badys, kad jinai atstovėtų kaip Dievo indas, suprasdama, kad Dievas man įdėjo, Dievas mane pašaukė ir aš turiu išnešioti ir aš turiu atsiduoti Dievui. Sapne jam buvo pasakyta, ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzų, nes jis išgelbė savo tautą iš jos nuodėmių. Įsivaizduoja tokia atsakomybė, ar ne? Bet ką Dievas daro? Dievas savo planą nori gyvendinti. Kodėl? Žmonės yra atkritę. Žmonės nepažįsta Dievo. Mes visi stokojam viešpaties šlovės. Mes visi nusidėjėliai. Kiekvienas iš mūsų nėra teisus Dievo akyse. Mes visi nusidėjėliai. Tai reiškia, Dievas matė savo planą nuo pradžios, kai jisai kūrė. Jisai yra kūrėjas, kuris sukūrė žemę ir sukūrė visą planetą ir sukūrė savo tikslą. Ir jis numatė, žmogus bus sukilęs, žmogus kris, bet aš pasiųsiu savo sūnų Jėzų Kristų, kuris numirs už žmonių nuodėmes. Ir visi, kurie tikės Jėzumi, priims Jėzų savo širdį, seks Jėzumi, jie bus išgelbėti. Dievas turėjo antgamtinį planą žmonijai, tikslą, atstatymo žmonijos. Dievas numatė atstatyti žmogų savo, atstatyti žmogus gyvenimą, atstatyti žmogaus širdį, atstatyti, kad žmogus vėl turėtų kontaktą su Dievu, kad žmogus galėtų kalbėti su Dievu, kad žmogus galėtų gyventi su Dievu, kad žmogus žinotų, kad Dievas yra realus, tikras mano gyvenime. Yra labai, labai, labai galinga. Yra labai, labai galinga. Kai suvoki Dievo žodį ir supranti, kad Dievas viską, ką daro, daro antgamtiškai. Jeigu mes žiūrim, jei būtų Dievas, čia kažkaip būtų. Dievas daro antgamtiškai. Tai reiškia, antgamtiškai jisai pašaukia žmogų. Ir sako, štai tu būk mano
indas. Ir aš įdėsiu savo troškimą, savo norą, kad žmonija būtų atstatyta. Ir kadangi mes negalim suvokti, kokie dideli Dievo planai, mes dažniausiai einam prieš Dievo valią. Mes negalim suvokti, kad Dievas šaukia mus. Vienas ženklas, kad Dievas šaukia. Tu neturi ramybės, tu neturi, Dieve man, tu klaupiesi, tu ieškai Dievo ir Dievas šaukia tave būti tuo pačiu indu, kaip jis pašaukė Mariją. Tu nesi mažesnis negu Marija. Tikrai? Aš kokia Marija vienintelė. Marija yra žmogus ir jinai yra pašaukta būti indu, kuris pagimdė Dievo sūnų. Bet tu esi pašauktas būti indu, kad būtų pagimdyta lietuvių tauta, kad lietuviai ateitų pas viešpatį. Tu esi tas indas, kur viešpatis deda sėklą, kad tie, kurie pražuvę, tu parvestum pas viešpatį. Tu tas pats indas, kur Dievas nori tave naudoti, jeigu tu sakai, taip viešpate, tebūnie tavo valia, tebūnie tavo valia. Ir tas planas toks didelis, kad natūraliai neįmanoma suprasti. Ir tas planas toks didelis, kad natūraliai eina konfliktas ir prieštaravimas. Kaip aš tai padarysiu? Mes visi krentam tą sekundę, kai pagalvojam, kaip aš tai padarysiu. Jeigu Marija sakytų, kaip aš pagimdysiu tą Dievo sūnų, kažkas čia ne to. Kaip aš pagimdysiu tą Dievo sūnų, kaip jisai dabar išgelbė žmoniją, kaip aš, mano vaikas išgelbė žmoniją, kaip visą tai vyks, kaip mano tas kūdikis išgelbė žmoniją, kaip aš jį dabar turiu auklėti, taip, kad jis išgelbėtų, aš tikriausiai jį turiu taip išauklėti, kad tik jis, nors tu, Marija, gali išauklėti. Kartais Mariją reikia patraukti tam tikrų momentų. Nes mes matom, kai Jėzus vaikščiojo su apaštalais, Marija nevaikščiojo visą laiką su juo. Nes kartais Mariją reikia patraukti, kad jinai mažiau šnekėtų į ausį. Nes Dievas turi planą kiekvienam iš mūsų, kad mes būtumėm jo indai, jo šloviai nešioti, kad Dievas galėtų panaudoti ir jis gali panaudoti tik tuos, kurie sako, kaip Marija. Marija buvo nuolanki ir mes galim pasimokinti iš jos nuolankumo. Dieve, aš nesuprantu, kaip tu tai vykdysi. Štai tavo tarnaitė, aš pasišvenčiu tau. Štai aš pasišvenčiu tau. Aleliuja. Mes turim suvokti, kad Dievas nori naudoti kiekvieną iš mūsų. Jėzus atnešė į šitą žemę perversmą. Absoliutus perversmas, netgi metai skaičiuojame prieš Kristų ir po Kristaus. Prieš Kristų ir po Kristaus. Niekada nepagalvojai, kad tai yra reforma įvyko. Prasiveržimas įvyko. Haleliuja. Nes yra taip galinga, Ir kuo greičiau mes pradedam suvokti, kad Jėzus yra toks galingas ir jo žodis yra toks galingas. Žiūrėkit, Jono 1 skyrius 14 eilutė sako, tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę tėvo, viengimio, pilno malonės ir tiesos. Kas tas žodis? Jėzus yra žodis. Jis gyveno tarp mūsų. Ir jei žmonės sako, aš tikiu Dievu, bet aš Biblijos neskaitau, tai taip neegzistuoja. Taip neįmanoma. Nes kai tiki Dievu, tai kas yra? Tu skaitai raštą ir tas raštas tampa gyvas. Tas žodis tampa kūnu ir gyvena tarp mūsų. Tas žodis, kai tu skaitai, jis tau apsireiškia, tu pradedi matyti, taip kaip aš meldžiausi dėl šito žodžio šiandien. Ir man Viešpats parodė tą Marijos pasišventimą ir pasakė, jūs nesat lygiai tas pats, jūs esate tokie patys indai kaip Marija. Tik jinai pakluso ir Dievas galėjo ją panaudoti. O jeigu mes nepaklūstam Dievo žodžiui, Dievo šaukimui, Dievo žodį mes atmetam, nesutinkam su Dievo žodžiu, Dievas negali panaudoti to, kuris eina prieš Dievo žodį. Aleliuja. O Dieve, visą laiką angliškas ir lietuviškas, viskas keičiasi. Šventoji Dievo dvasia. Atsiverskim Luko 2 skyrių. Luko 2. Luko 2 skyriuje mes skaitome
vėlgi kaip piemenys, 8 eilutė, budėdami naktį saugojo savo bandą. Ir kas atsitinka piemenim? Viešpaties angelas. Pasakyk, viešpaties angelas. Juos apšvietė viešpaties šlovė ir jie labai išsigando. Juos apšvietė Dievo šlovė. Įsivaizduok. Jie gano, prižiūri savo laukuose, savo gyvuliukus ir štai, kad Dievo šlovė nužengia ant jų, šviesa iš dangaus. Ir pasirodo viešpaties angelas ir kalba jiems, nebijokite, štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Jėzus yra didelis džiaugsmas. Tai kodėl tu verki dabar, kai šlovini? Nuo Dievo artumo. Aš verkiu ne dėl to, kad man kažkas blogai. Aš verkiu nuo jo realumo, nuo jo artumo. Aš pradedu jausti jo realumą, jo artumą, man ašaros bėga iš meilės jam. Ne dėl to, kad jinai verkia, galiai kažkas yra blogai. Yra ašaros iš džiaugsmo ir ašaros iš skausmo. Ir ką žodis sako? Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovido mieste jums gimė gelbėtojas. Jis yra viešpats Kristus. Ir aš šiandien giedojau tą giesmę. Šiandien Dovido mieste gimė viešpats, ar ne, gelbėtojas, viešpats. Gimė tau ir man gelbėtojas ir viešpats. Nuo ko jis turi mus gelbėti? Jis gelbėtojas gimė. Jis išgelbsti mus iš prakeikimo, iš nuodėmės ir jis tampa mūsų viešpats, kuris ištraukia mus iš nuodėmės ir duoda mums amžiną gyvenimą. Vietoj to, kad eitumėm į pragarą už savo nuodėmės, mes vertė eiti į pragarą. Bet jisai duoda mums džiaugsmą, gyvenimo džiaugsmą, nes vietoj pragaro jis mums parodo, štai dangus tau yra. Štai gyvenimas, štai amžinas gyvenimas. Todėl yra didelis džiaugsmas, kai supranti, vau, už savo nuodėmės aš turiu eiti ten, bet aš nebeisiu ten. Ir yra tokia garantija. Todėl ateina toks džiaugsmas garbinti jį, toks džiaugsmas gyventi dėl jo, nes ateina džiaugsmas, jis mano gelbėtojas, tu turi išgyventi tai. Jis mano gelbėtojas, jis išgelbė mane iš ko? Iš pražūties, iš nevilties, iš nusižudimo, iš prakeikimo, iš klaidžiamokšlių. Jis išgelbė mane iš pragaro. Iš pragaro, ištraukė iš pragaro ir parodė, štai amžinas gyvenimas. Tai kaip gali nesidžiaugti? Amžinas gyvenimas nėra pasaka. Dangus ir pragaras nėra pasaka. Tarp kitko, 2 Petro laiške rašoma, 2 Petro 1,16. Žodis sako, juk mes skelbėme jums mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir atėjimą, nemėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas, kaip savo akimis matė jo didybę. Bet sako, aš jums nepasakoju apie Jėzų kaip apie pasaką, kažkokias pasakas pasakoju. Bet sako, mes skelbėme, kaip savo akimis matė jo didybę. Aš pasakoju ne kaip pasaka kažkokią apie Jėzų pasaką, kalėdinę pasaką. Aš pasakoju kaip mačius, kaip išgyvenus, kaip susidūrus, kaip supratus, kad vau, kokia galinga Dievo didybė. Kokia galinga. Mes turime išgyventi ir suprasti. Čia nėra pasaka. Čia nėra iliuzija. Čia nėra kalėdinė pasaka, kuri prasideda ir baigės vieną dieną. Čia yra amžinas gyvenimas, kurį susidūrei, kurį tu gavai, kurį tu išgyvenai. Savo akimis tu matai transformaciją. Savo akimis tu matai, vau, šita buvo kitokia. Man patinka ta nauja aušrelė. Man patinka nauja Romana, man patinka naujas žmogus, kuris Jėzuje Kristuje atsiskleidžia, kuris Jėzuje Kristuje pražįsta, kur Jėzuje Kristuje pasidaro kūrybingas, geros nuotaikos, džiaugsmingas, veržlus, pilnas idėjų. Man nepatinka ta, kur burba, kur nusivylus, pastoviai viskas blogai, viskas tamsu, viskas negerai, visi blogi, aš tik viena gera, visi kiti blogi. Tik tai Dievas duoda tą naują kūną, naują tą perspektyvą, naują tą matymą.
Naujai dvasioj pradedi matyti. Naujai kūnas juda. Haleliuja, Dievas galingas. Vietoj depresijos, vietoj įtampos, tu šlovini. Haleliuja, Dievas galingas. Kuo labiau supranti, ką Dievas tau davė, tuo aukščiau rankos keliasi. Kuo labiau supranti, ką Dievas tau davė, tuo tu stumi tą seną prigimtį. No. Čia nėra man pasaka. Jėzaus istorija man nėra pasaka, man yra realybė. Realybė. Yra faktai realumo. Yra faktai, kad Jėzus atėjo iš tą žemę. Ne vienai dienai užbėgo. Užbėgo amžinai. Kad kiekvieno širdis išgyventų. Aš turiu Jėzų savo širdyje. Aš gyvenu su Jėzumi. Tu matai ar nematai, bet aš žinau. Ir kiekvienas išgyvena tą. Tu gal nematai. Bet aš žinau. Aš žinau, kas mane veda. Aš žinau, su kuo aš gyvenu. Aš žinau, kas man atleido. Aš žinau pasikeitimą. Aš žinau tą dieną, kada verkiau ir žinau tą dieną, kada džiaugiuosi. Yra transformacija tada, kada susitinki su Jėzumi. Jėzus yra galingas ir jis atėjo atnaujinti tavo draugystės su Dievu. Kad tu galėtum drąsiai šlovinti Tėvę mūsų. Galėtum drąsiai sugrįžti pas Dievą ir skelbti Tėvę mūsų. Tu tampi tas indas. Taip kaip Marija buvo indas. Taip tu tampi indas. Ir kad patikėtumėt manimi, atsiverskime 2 Korintiečiams. 4 skyrių nuo 5 eilutės. Mes ne save pačius skelbėme, bet Kristų, Jėzų kaip viešpatį, o mes jūsų tarnai dėl Jėzaus. Nes tai Dievas, kuris įsakė iš tamsos nušvisti šviesai, sušvito mūsų širdį. Mes buvome tamsoje ir tai viešpats, kuris pasakė tai tamsai, įsakė iš tamsos nušvisti šviesai ir ta Kristaus šviesa nušvito mumyse. Yra realus susitikimas su Jėzumi. Kada tu supranti, tu esi tamsos kaustomas, tos mintys tamsios, tas perspektyvos tamsios, tu nežinai, nei kur tu eini, nežinai, nei kas tavęs laukia, nei tavo ateitis, tu visur esi taip. Nežinau, kas gali garantuoti? Jei šiandien mirčiau, kas gali garantuoti? Niekas negali garantuoti iki tol, kol nesutikai Jėzaus. Bet kai sutikai Jėzų, tu žinai, kaip žodis sako, Dievas, kuris įsakė iš tamsos nušvisti šviesai. Buvo tamsa širdyje, Dievas pasakė, tebūnie šviesa, kai šaukėsi Jėzaus. Ir Jėzaus šviesa sušvito mūsų širdyje, kad suteiktų mums Dievo šlovės, pažinimo šviesą Kristaus veide. Bet šitą turtą, kurį mes gavom, matai, tu gavai turtą. Tu pakvietė Jėzų į savo širdį, tu gavai turtą. Tu gavai pažinimą, tu gavai amžiną gyvenimą, tu gavai tą džiaugsmą, tu gavai tą ramybę, tu gavai tą turtą. Ir kaip mes laikom tą turtą? Mes laikome moliniuose induose, kad būtų aišku, jog visa viršianti jėgos apstybė yra iš Dievo, o ne iš mūsų. Mes saugom tą turtą. Mes turim tą indą, tą molinę indę, tas turtas, kur mes trapiai saugom. Nes velniui nepatinka, kad tu pasprukai. Velnias eis ir balados, ir meluos, ir apgaudinės, ir kvailins, ir klaidins. Bet kai tu žinai, todėl tu saugai tą molinę mindę, taip trapę mindę, tu saugai Dievo šlovė nužengia ant manęs. Išstūmė Jėzus tą tamsą. Mano tamsias mintis išstūmė. Žmogus nori nusižudyti, staiga jisai nori gyventi. Kaip taip gali būti? Aš norėjau nusižudyti. Ir staiga, aš noriu gyventi dėl tavęs, Jėzau. Kaip taip gali būti? Aš norėjau skirtis. Aš myliu savo vyrą, aš noriu gyventi su savo vyru. Todėl, kad Jėzaus šviesa nušvinta mumyse ir išstumia tą tamsą. Išstumia tą prakeikimą, išstumia tą nusivylimą, išstumia tą juodą tamsą iš mūsų. Nušvinta ta šviesa ir mes saugom tai moliniuose induose. Ta Kristaus šviesa. 2 Timotiejaus laiškas, labai svarbus. 2 skyrius nuo 19 eilutės. Bet tvirtai stovi Dievo pamatas turintis tokią antspaudą. Viešpats pažįsta savuosius. Ir te pasitraukia nuo neteisybės kiekvienas, kuris šaukėsi Kristaus vardo. O dideliuose namuose yra
Ne tik auksinių ir sidabrinių indų, bet medinių ir molinių. Vieni tarnauja garbingiems reikalams, kiti negarbingiems. Jeigu kas apsivalys nuo minėtų dalykų, bus indas skirtas garbiai, pašventintas, tinkamas šeimininkui, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Ką kalba? Indas. Yra visokių indų. Yra visokių indų. Tačiau, sako, tie, kurie šaukėsi Jėzaus vardo, yra vieni tarnauja garbingiems reikalams, kiti negarbingiems. Bet tie, kurie apsisprendžia būti su Kristumi, jie tampa tie indai, kur Viešpats gali juos naudoti. Yra garbingi indai, yra negarbingi indai. Bet yra indai, kurie apsivalo. Yra indai, kurie apsivalys nuo minėtų dalykų ir bus indas skirtas garbiai, pašventintas ir tinkamas šeimininkui. Dievas kviečia, kaip jis kvietė Mariją, kaip jis kvietė Juozapą. Jis kviečia šiandien tave, kad tu būtum tas indas, apsivalęs, pašauktas indas. Kam? Pašventintas, skirtas Dievo garbiai. Kaip tai gali vykti? Kaip tai gali vykti? Tavo šeima nori skirtis, o tu meldiesi, Dieve, aš noriu pašlovinti tave, kad nebūtų tos skyrybos. Aš noriu pašlovinti tave. Aš žinau, jeigu tu paliesi jo ar jos širdį, aš žinau, kad įvyks transformacija. Aš noriu būti tas indas tavo šlovė nešioti. Nes tas indas nėra garbingas, jeigu jisai išsiskiria. Nėra ką paliudyti. Dievas nesuveikė, nesuveikė. Tikėjimo pritrukau. Ar kažko pritrukau. Ar bet kokiu istorijoje, ar finansuose, ar tavo planuose, ar tavo biznėje, ar tavo tiksluose. Nesuveikė Dievas, nesuveikė. Kodėl nesuveikė? Todėl, kad aš apsisprendžiau tas būt purvinas indas. Ir apsisprendžiau, kad Dievas manęs nenaudos. Dievas negali nieko naudoti. Bet jeigu aš pašaukdama Jėzų į savo gyvenimą, apsivalau nuo netikėjimo, apsivalau nuo kontrolės Dievui, apsivalau nuo noro vadovauti, kaip man atrodo. Ir nusižeminu ir tampu kaip Marija. Dieve, tebūnie taip, kaip tu sakai. Tebūnie tavo žodis. Tebūnie tavo pašaukimas svarbesnis už viską. Aš noriu pasitikėti tavim, aš atiduodu tau, aš pasiduodu tavo pašaukimui. Ir tas indas vadinamas apsivalęs indas, skirtas garbiai, pašventintas, tinkamas šeimininkui. Tas indas pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Tas indas pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Ir Jėzus šiandien šaukia kiekvieną iš jūsų. Kokiu indu tu nori būti? Ar kad naudotų tave kaip Marija? Ar naudotų tave kaip Juozapą? Ar naudotų tave kaip apaštalus? Ar naudotų tave kaip buvo moterys, kurios ėjo iš paskos ir rėmė Jėzų, kurios ėjo evangelizavo? Koks indas tu save matai? Kokiu indu tu save matai? Nes Jėzus atėjęs į šitą žemę paženklino tave. Tu neatsitiktinai atsiradai šitoj teritorijoj. Mes visi į Ameriką atvažiavę galvoja, lele, turiu savo planus. Ir Viešpats sako, aš tavęs Lietuvoje negalėjau pagauti, bet Amerikoje. Amerikoje, jo. Tu ten bėgsi ir duobė bus, įkrėsi, net gailavai, nes išdidumas didelis, eisiu dar savo keliais. Eisi ir vėl duobė, vėl įkrėsi, ir vėl išdidumas, aš kažkaip save susitvarkysiu, aš save supasi. Ir kur eini, ir atsimuši į sieną, ir į sieną. Kol galiausiai nusižemini ir sakai, Dieve, kur tu esi, man tavęs reikia, aš nebenoriu būti išdidus, aš nebenoriu kristi, aš nenoriu daugiau, aš matau tos duobės. Nusižemina indas ir pradeda šauktis Dievo. Ir pasišventina indas. Štai Dieve, apvalyk mane, pakeisk mane ir naudok mane. Taip, kaip tu nori, tiek, kur tu nori. Haleliuja.
Šiandien Viešpats šaukia kiekvieną iš jūsų. Koks tu esi indas Dievo akyse? Jis tave priima. Tai nereiškia, kad yra vieni auksiniai, kiti sidabriniai. Aš tik molinis, aš tik medinis. Kiekvienas indas yra brangus Dievui. Kiekvienas indas yra brangus. Tai nereiškia, kad Dievas pašaukė būtinai, tu turi būti pastorium. Kitaip visi indai kiti nevertingi. O Dievui, kiekviena siela vertinga. Kiekvienas žmogus vertingas yra Dievui. Dievas numatęs kiekvieną iš jūsų, kad naudoti tave kaip indą savo šlovei nešioti. Tai reiškia, tave gali panaudoti bet kur, bet kokioj situacijai. Kad tu pasakytum tamsai trauktis ir parodytum žmogų šviesą. Kad tu žmogų iš tamsos ištrauktum ir parodytum, štai yra šviesa. Tau nereikia taip kentėti. Tau nereikia į vienutę ir save kalti, ir kalti, ir kalti. Yra šviesa, yra išeitis, yra džiaugsmas, yra išgelbimo džiaugsmas, kurį atneša Kristus. Kristaus žinia nėra kalėdinė žinia, jinai amžinybė žinia, kurią mes gyvenam kasdieną. Ir aš taip noriu, kad mes šitos metus pabaigtumėm taip sėkmingai, suvokdami, vis dėlto yra tikslas mano gyvenime. Yra tikslas mano gyvenime. Aš nesu atsitiktinis žmogus. Aš esu tas indas, kurį Viešpats nori apvalyti. Gal yra tavo laikotarpis, kur tu jauti, aš nevertas nieko daryti, aš purvinas. Ir būna tas laikas, kada tas indas yra murzinas ir jį reikia gerai atgramdyti. Gerai atgramdyti, nes tenai yra priskretę, apnašos, neplautas metai iš metų, jį reikia atgramdyti. Ir trunka laiko to žmogaus širdį atgramdyti. Kol tas žmogus atleidžia, kol jis atgailauja, kol jis nebeverkia, nebeklikia, bet supranta, wow, viskas dėl Dievo šlovės. Trunka laiko tą indą apiplauti, išvalyti, kad žmogus suprastų, Jėzus yra geras man. Tos situacijos, kas atsitiko mano gyvenime, tai yra tik laikina. Ir kiekvienas mes esam per tą periodą, einam per laikotarpius, kada Viešpats šaukia mūsų širdis. Ir jis nori apvalyti, kad galėtų naudoti savo šloviai. Ne mūsų egoizmai pasitenkinti. Ne savo aš. Marija galėjo sakyti, nu gerai, Jėzau, Dieve, tu mane nori naudoti, nu aš tau pasakysiu, kaip veikia. Tai tu leisk man susituokti su Juozapu, kad būtų mano vardas gražiai atrodytų, kad Juozapas ant manęs nepyktų, konfliktas šeimoje, kad nebūtų. Tu, Dievegi, nori, kad šeima būtų tvirta, ar ne? Tai tu nepradėk nuo konflikto. Kam tu man duodi konfliktą? Ar ne? Marija galėjo sakyti, Dieve, tu matai mano širdį, aš tave myliu, bet palauk, tavo planas labai keistai atrodo, aš duosiu savo planą. Žiūrėk, mes susituokėm su Juozapu, mes abudu gražiai gyvenam, žodžiu, mūsų šeima nepektina, mūsų šeima nekritikuojama ir jeigu taip tu nori, tai tu tą šventoji dvasia tegu duoda tą sėklą, aš nieko prieš. Bet jeigu niekas nežino, kad ta šventoji dvasia davė tą sėklą, jeigu nieks nežino šito liūdėjimo, nes aš kvailai atrodysiu. Labai kvailai atrodysiu. O dar pradėsiu pasakoti, kad ir angelai atėjo, tai dar kvailiau atrodysiu. O jei dar pasakysiu, kad angelai atėjo ir šlovinu, aleliuja, aleliuja, tai dar kvailiau atrodysiu. Tai Dieve, padarom paprastai. Susituoksiu su Juozapu, gyvensiu, ir šventoji dvasia tegu daro, ką ten nori, bet mūsų uždarose sienose. Ar ne taip mes norim pamokinti Dievą? Ar ne tą mes norim Dievui pasiūlyti? Mes visi norim pasiūlyti iš savo galvelės, nes mes labai norim įtikti žmonėm. Mes norim, kad tik žmonės mane priimtų, kad tik mane priimtų. Bet tu nepašauktas, kad žmonės tave priimtų. Tu pašauktas būti indu. Dievo šlovę nešiot. Ir kartais kainuoja. Kartais kainuoja mano egoizmas, mano nuomonė. Turi mirti, kad galėčiau nešioti Dievo šlovę. Nes kai jis pasako, svilina, kai jis pasako, aš pašaukiau tave, aš įdėjau į tave, ar tu sutiksi su manim, ar tu paklusi, ar tu nusižeminsi, ar tu putosiesi pastovi, Dieve, ką žmonės pagalvos, Dieve, ar tu nusižeminsi ir paklusi ir priimsi Dievo planą į savo gyvenimą. Priimsi, kad Dievas būtent brūžina tau, kur tau labiausia
uncomfortable, tu jautiesi, tu ir čia mane, ir čia kažko, tai mane Dieve, tu ir čia spaudė, todėl, kad jisai spaudžia tam, kad jisai galėtų padaryti savo. Kad neliktų tavęs, o išryškėtų jis. Nes kol yra labai daug tavęs ir manęs, Jėzų nėra kur veikti mūsų gyvenime. Kol mano burna didesnė už jo burną, nėra kur veikti. Kai mes nusižeminam ir sakom, kaip Marija, gerai, aš sutinku. Tebūnie, kaip tu pasakei. Čia parašyta Luko 1:38. Marija atsakė, štai aš, viešpaties tarnaitė, tebūnie man pagal tavo žodį. Ir angelas nuo jos pasitraukė. Jūs galvojat, kad jai buvo labai lengva pasakyti? Jūs galvojat, kad taip jai lengva buvo pasakyti? Jinai buvo 100% žmogus. 100. Jūs negalvokit, kad priešas nekalbėjo jai ausį. Marija, ką tu čia dabar galvoji? Kas tavęs laukia, Marija, ką tu čia dabar darai? Bet matyti jos meilė viešpačiui nugalėjo viską. Matyti jos kontaktas su Dievu buvo labai didelis. Matyti, jinai iš tikrųjų be galo mylėjo Dievą. Matyti, iš tikrųjų meilė Dievui Meilė Dievui nublankino viskas, kas buvo iššūkiai aplinkui. Nes jinai paėmė meilę Dievui kaip pirmoj vietoj. Meilė Dievui buvo daug didesnė negu bet kokie iššūkiai. Tai jinai nusižemino. Tebūnie man pagal tavo žodį. Tebūnie man pagal tavo žodį. Bet tas žodis yra, kaip aš tą pakelsiu. Tavo žodis, bet matot, šventoji dvasia gali veikti tada, kai mes duodam leidimą. Šventoji dvasia neprievartauja. Velnis prievartauja žmonės. Išgerk biškį. Biškį parūkyk. Biškį dar daugiau parūkyk. Biškį narkotikų paimk. Tik pabandyk. Imk. Pabandyk. Šventoji dvasia neprievartauja niekada. Šventoji dvasia pasiūlo. Šventoji dvasia paprašo. Tebūnie pagal tavo žodį. Bet tas žodis yra aštrus. Tas žodis yra kviečiantis. Tas žodis yra kviečiantis į pilną atsidavimą, pilną sutarimą, pilną išsižadėjimą savęs. Tas žodis rodo ateitį, kad nebus lengva paimti tą žodį. Bet šventoji dvasia padeda. Šitoj visoje istorijoje mes matome, kad šventoji dvasia dirba. Mes iš savęs net negalim nieko padaryti. Mums reikalinga pagalba šventosios dvasios. Mes galbūt norėtumėm ir mes bandom iki tol, kol suprantam, aš pasiduodu Dieve, man reikia pagalbos. Man reikia Dievo pagalbos, man reikia šventosios dvasios, nes viešpats davė šventąją dvasią. Jėzus pasakė mokiniam, niekur neikit, kol šventoji dvasia nenužengs ant jūsų. Davė šventą dvasią, kad galėtumėm praeiti visus sunkumus, kad galėtumėm viską padaryti dėl Dievo, kad galėtumėm įvykdyti Dievo žodį. Atsiųsta yra šventoji dvasia. Ir mes matom, kad šventoji dvasia funkcionuoja pilnai Naujam testamente. Kad Jėzaus gimimas buvo iš šventosios dvasios, kad Juozapas viską gavo, taip pat šventoji dvasia dalyvavo. Jeigu peržvelgtumėm prieš Jėzų, kaip Elžbieta buvo nevaisinga. Mes matome visą tą istoriją, visur mes matom šventoji dvasia dalyvauja. Visur antgamtiškas Dievo planas. Visur dalyvauja ir angelai, ir antgamtiški dalykai. Nieko pas Dievą nėra natūraliai. Todėl mes turim būti pasiruošę. Nes šitoj bažnyčioj yra prabudimas, kuris jau prasidėjo. Gal to jūs nesimato, gal to jūs atrodo mažos kilmės ar mažos vertės. Bet viešpats daro darbą šitoj teritorijoje. Viešpats nužymėja šitą teritoriją.
Dar kai tu net nežinojai nieko apie šitą teritoriją, viešpats jau apibrėžė šitą teritoriją. Angelai atsistojo šitą teritoriją, nes ten, kur Dievo darbas, ten angelai stovi. Niekada neįsi vienas, ten, kur Dievo darbas, ten yra angelai, ten yra Dievo kariuomenė, ten Dievas dengia. Jeigu eini vienas daryti, kur nepakvietė Dievas, tai paisi ir nusibos eiti, nes pervargsi iš savo jėgų ir pabaigsi. Bet ten, kur Dievas pašaukė, tu išstovėsi. Nes yra angelai, kurie stovi šitoj teritorijoje. Angelai, kurie apėmė šitą teritoriją. Mes nesam vieni. Ir tu gali sakyti, tu kas čia dabar? Kai paskaitai Bibliją, tai matai, kad kas čia dabar nebelieka klausimų. Nes angelai dalyvauja. Šventoji dvasia dirba. Ko vieno dalyko viešpats prašo? Patraukti savo egoizmą, patraukti savo aš, patraukti save. Ir leisti šventai dvasiai vesti mus taip, kaip Marija pasitraukė ir sako, tebūnie, pagal tavo žodį, tebūnie, pagal tavo norus, tebūnie. Haleliuja. Dievas yra galingas ir jis turi planą tavo gyvenime. Ir tu atėjai neatsitiktinai į šitą vietą. Ir Dievas neatsitiktinai sujungia jūsų draugystės. Dievas viską daro dėl savo šlovės. Viskas yra, atrodo, čia mes draugais, ar aš nežinau, ar jūs draugais, ar jūs pažįstamos. Ir man visai nesvarbu, kas jūs esat. Bet man svarbu tas, kad Dievas pašaukė Romaną antgamtiškai. Ir Romanos atėjimas pažymėjo bažnyčios prabudimą. Mes meldėmės. Ir šventoji dvasia mums kalbėjo. Ir kalbėjo per susirinkimo metu, per maldas kalbėjo, per pranašus kalbėjo, kad šitoj vietoj šventoji dvasia pradės atvesti žmonės. Kad šitoj vietoj žmonės važiuos per gatvę ir bus pagauti šventosios dvasios ir net nesupras, kaip ateina į bažnyčią. Ir taip atsitiko, kai Romana įbėgo į bažnyčią ir pasakė, čia mano yra gimimo diena, čia yra mano dovana. Ir aš minėsiu šitą, nes tai yra atbraukė pradžią prabudimo. Tai yra pradžia prabudimo, kas vyksta štai teritorijoje. Tai reiškia, mes buvom tuose gimdymo skausmuose, kai ta Marija yra nėščia 9 mėnesiai, nieks nemato, nieks net netikė. Buvo tas laikas gimdymo, buvo laikas to statymo, buvo laikas to maldų prasiveržimo. Ir atėjo laikas prabudimo. Ir mes gyvenam laike prabudimo, kada žmonėm reikia gyvojo Kristaus. Jiem reikia susitikimo su gyvoju Dievu. Jiem religijos neužtenka, jiem neužtenka. Jie arba išgyvenau Jėzų, arba aš nieko negaliu daryti. Ir Romanos atėjimas pažymėjo Glory House International bažnyčios ženklas ir prabudimas prasidėjo. Ir prieš praeitą sekmadienį pas mus atėjo 2 šeimos amerikiečių į anglišką tarnavimą. Ir jie pasakė, kad jie važiavo pro šoną ir šventoji dvasia juos paragino ateiti. Jo šventoji dvasia paragino, atsuko galvą ir pasakė, čia yra tavo bažnyčia, čia yra tavo namai, eik į tą bažnyčią. Ir mes stovėjom Dievo baimėje praeitą sekmadienį, matydami, kad ką? Matot, kartais meldiesi. Ir Dievas sako, dabar. O tu taip žiūri, ką? Nespėjai susigaudyti. Bet Dievas pradėjo prabudimą. Ir tas yra stebuklas šitoj teritorijoje. Nes žmonėms reikia gyvojo Jėzaus. Man reikėjo gyvojo Jėzaus, jums visiems tau reikia gyvojo Jėzaus. Nes kitaip religija neužkiš. Niekas negali užkišti tos skylės, tos tuštumos, tų pergyvenimų, kurie yra viduje. Ir aš dėkoju viešpačiui, kad jis atrado tave. Aš dėkoju viešpačiui, kad jisai tavo širdį pažadino, nes aš garantuoju, kad tu negalėtum ateiti pati iš savęs. Kad šventoji dvasia tau suteikė jėgų ateiti. Kad šventoji dvasia pažadino tavyje tą drąsą eiti. Šventoji dvasia pažadino tą alkį ateiti. Nes galima kalbėti kiek tik nori, bet šventoji dvasia daro darbą antgamtišką, kurį mes negalim suvokti. Ir aš tikiu, kad tavo ateimas šiandien yra tavo dovana. Tavo dovana, kada tavo gyvenimas atsivers ir tavo gyvenimas pražys. Ir tavo gyvenimas absoliučiai bus transformuotas, pakeistas. Nes Dievas išsirinko tave taip pat, kad tu būtum jo indas. Kad daugelį moterų galėtum atvesti per save. Yra moteris,
moteris. Yra patepimas moterim, kur per tavo širdį liesis moteris. Ir tu surasi raktą į moterų širdį. Ir tu surasi, kaip pasibelsti tas moterų širdis. Aš negaliu prie tų moterų prieiti, bet tu esi raktas, nueiti prie tų moterų, pabelsti jų širdis ir jos išgirs. Nes tu kalbėsi tą kalbą, kurios supras. Tu kalbėsi tai žodžiais, kurios priims. Nes Dievas tau duos būtent išsakyti, išaiškinti. Ir tu šiandien išgyvenai jo artumą. Ar taip? Tu išgyvenai jo artumą. Už tai Viešpats ir sako, kadangi tas artumas yra tau tikras, tu kalbėsi žmonėm iš to artumo, ką šiandien tu išgyvenai. Tu išgyvenai tą meilę, tą realumą Kristaus, tą tikrumą, kur neperskaitysi niekur ir neišmoksi jokiam vadovėlį. Arba aš išgyvenu, arba ne. Arba aš turiu, arba aš neturiu. Niekas negali įrodyti, niekas negali paspausti. Bet vienas dalykas, aš jaučiau Dievo artumą. Ar ne taip įvyko šiandien? Tu jautai, tavo širdelė plovėsi, tavo širdelė lietė Viešpats, tavo širdelė gydė, tavo Viešpats apkabino ir prie tavęs Viešpats glaudėsi, kad tu būtum išgydyta ir tavo širdis pasiduotų jam. Ir mes šiandien atnešim atgailą jam. Pasiruošus tu atgailauti. Tiesiog savo žodžiais, savo mintyse, garsiai. Kodėl garsiai? Todėl, kad garsiai mes pareiškiam, aš atgailauju, aš nenoriu būti nusidėjėlė. Ir nėra jokios gėdos atgailauti, nes mes visi iki vieno buvom nusidėjėliai, bet nebesam. Todėl, kad Dievas atsiuntė Jėzų Kristų, kuris mirė už tavo nuodėmes. Ir tą sekundę, kai mes atgailaujam ir sakom, Jėzau, atleisk už mano nuodėmes, jis atleidžia. Ir jauti fiziškai, tas svoris nuėjo, tas sunkumas nuėjo. Aš kitas žmogus, tu išgyvensi šiandien po atgailos. Ar tu pasiruošus atgailauti? Gerai? Atgailaukim, atsistok. Atsistokim visi, gerai? Aleliuja, Dieve. Kaip tau vardas, primink man? Asta. Asta, kaip gražu, ar ne? Lietuviškos gėlės tik žydė. Dieve, mes dėkojam už Astą. Aš dėkinga Viešpačiu, kad tu nusižeminai ir atėjai. Ir aš dėkinga Viešpačiu, kad jis atrado tave ir tavo širdis ištirpo jo artume. Aš dėkinga, kad tavo širdis pasitikė Dievu. Ir tu klajojai. Ir tose klajonėse atsimušė į sieną. Ir ieškojai meilės, bet tos meilės nesuradai. Daug kartų buvai išduota, daug kartų buvai apgauta ir daug kartų buvai palikta net ant gatvės vieniša. Atstumta ir likai ant gatvės vieniša. Ir buvo laikas, kai tu šaukeisi, sakai, ar yra Dievas danguje. Nes jeigu jis yra danguje, jis mane išgirstų, jis mane paguostų, jis tikrai mane priimtų, kur yra Dievas. Ir Viešpats sako, kai tu stovėjai gatvėje ir tu žiūrėjai į dangų ir sakai, ar yra Dievas danguje, kuris ateitų ir mane apkabintų. Ir Viešpats šiandien tau sako, štai aš tau parodau, kad kai tu šaukeisi gatvėje vieniša, aš girdėjau tave, kai tavo šauksmas ėjo į mane, aš išgirdavau tavo balsą ir aš atėjau ir nužengiau tave šiandien išgelbėti, tavęs paguosti ir tave priglausti. Viešpats sako, tos visos draugystės, kurios tave skaudino ir naikino, Viešpats sako, aš gydau šiandien tavo širdį, haleliuja Dieve, ir mes paleidžiam tiesiog dabar, tas skausmas yra labai gilus ir aš raunu šitą skausmą iš tavo širdies, aš išraunu įsižeidimą, tuos prisiminimus, kai tu prisimeni, tave degina, tave purto, tau skausmas rakina tave ir tu nori bėgti, tu nenori net girdėti. Bet Viešpats išgydo tave ir nėra jokio pasmerkimo, nes Viešpats pamilo tave. Ypatingai, kai tu tą sekundę jo šaukeis ir sakei, Dieve, ar tu esi tikrai, jeigu tu būtum, tu neleistum man taip kentėti. Ir Viešpats sako, aš girdėjau tavo balsą, aš girdėjau Astą ir aš mačiau tavo akis, kai tu žvelgėjai į dangų ir aš žiūrėjau į tave ir sakiau, mano kūdikį, mano vaikę, tuoj pat mes susitiksim veidas į veidą, širdis ir širdimi. Halleluja. 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 Dievas žino tave, ar ne? Aš nepažįstu tavęs, aš nežinau nieko apie tave, aš pirmą kartą gyvenime tave matau. Bet Dievas žino viską, kas tavo širdį paslėpta, jisai žino.
Mes tiesiog atgailaukim dabar. Norint atleisti kitiem, reikia pačiai suprast, ką reiškia Dievo gerumas, Dievo meilė. Išpažinkim. Dieve, aš tikiu tavimi. Ir aš tikiu, kad tavo sūnus Jėzus Kristus atėjo į žemę dėl manęs. Aš tikiu, kad jisai gimė ir mirė ir prisikėlė iš numirusių. Aš atgailauju už visas savo nuodėmes. Jėzau, atleisk visas mano nuodėmes. Išimk iš manęs pyktį, kartėlį, neapykantą ir kerštą. Aš noriu mylėti taip, kaip tu mane myli. Ir noriu pasitikėti žmonėmis taip, kaip tu manim pasitikė. Jėzau, ateik į mano širdį. Ir būk mano viešpats. Ir būk mano gelbėtojas. Nuo šiandien aš atiduodu savo gyvenimą tau. Aš noriu sekti tavimi, pažinti tavo valią ir būti tavo vaiku. Vesk mane, šventoji dvasia, mokink mane, kad aš suprasčiau tavo kelius. Atverk mano akis, kad aš pažinčiau Dievo žodį. Įdėk man alkį Dievo žodžiui. Įdėk man alkį žūstantiem, pražuvusiem žmonėm, o ypatingai moteriam, kad aš mokėčiau patarnauti ir mokėčiau atnešti tavo meilę joms. Ačiū Jėzau, kad duodi man amžiną gyvenimą. Dabar aš žinau, jeigu aš mirsiu šiandien, aš eisiu į dangų. Amen. Haleliuja, haleliuja. Haleliuja. Mes dabar apsispręsim atleisti žmonėm, gerai? Tu dabar išgyvenai, kaip Jėzus atleido tave gerą, ne širdeliai. Ar ne, jauti kitą jausmą, tavo šypseną, visai kitą dabar. Jėzus tau viską atleido. Jis nelaiko nė 1%, nė mažiausio siūlelio nelaiko, nė keršto, niekada jis nesakys. Aš prisimenu, jis kai atleidžia, žinai kas vyksta? Aš sako, tave naujai matau. Tai reiškia, viskas nukirsta, viskas nublanko, tu tapai naujas kūrinys ir jis mato tave naujai. Jis niekada nesakys, tu tą darei, nes jis atleido. Jis ne žmogus, jis nekaltins tavęs, jis nebeprisimena tavo kalčių, nes jis mato tave naujų kūrinių, naujų žmogumi. Todėl ir tau dabar bus labai lengva atleisti, kai tu supranti, kad už viską tau atleista. Dabar aš labai norėčiau tau padėti, kad tu išvardintum visus, kuriem tu jauti skausmą, kurie tau padarė skausmą. Kiek aš atleidžiu už man padarytą skausmą. Aš laiminu. Aš nekeršysiu ir neprovokuosiu. O Dievas, koks geras, maloningas. O Dieve, kokios nuostabios iš tikrųjų tikros kalėdos įvyko šiandien, ar ne, kai žmogus grįžta pas Dievą, išpažįsta Kristų, susitinka su viešpačiu, nieko nėra nuostabiau, kai išgyvent gyvą į Dievą. Yra tokia dovana. Man taip gaila žmonių, kurie nuolatos švenčia kalėdas be Jėzaus. Švenčia ir švenčia metai iš metų, kalėdos be Dievo sūnaus, be išgyvenimo su Kristumi. Ir aš brangiai tikrai jūs raginu visus būti tais indais, kurie eitumėt ir kalbėtumėt, nes dabar yra pats geriausias momentas, kai žmonės tikrai galvoja apie Dievą, tikrai galvoja apie Jėzų. Jie nežino, kas jis yra. Mes galim ateiti ir pakritikuoti, bet kas iš to nauda? Mes galim pasišaipyti, tu šventi pagoniškas šventės, ką tu čia šventi? Kas iš to stovi? Mūsų išdidumas? Kam to reikia? Žmonės nežino, todėl ir daro, dėl to, kad nežino, bet esat jūs gyvieji akmenys, kur galit būti tie indai, pademonstruoti, kad Jėzus gali pakeisti tavo gyvenimą, kad šeima gali švęsti kartu kalėdas, kad vaikai gali sugrįžti pas tėvus, kad tėvai gali susitaikyti ir nustoti konfliktuoti. Tai yra pats geriausias sezonas liudyti, kad žmonės gali atleisti, nustoti konfliktavę, nustoti rėjęsi, pykėsi viens ant kito. Yra toks nuostabus sezonas, yra pats palankiausias sezonas, kada tiesiog
atsidarė viskas, visos durys ir visi vartai atsidarė, kad galima kalbėti. Kaip tu supranti Kalėdas? Aš suprantu taip Kalėdas. Yra visos galimybės kalbėti apie Jėzų. Amen. Išnaudokim tai. Aleliuja. Aleliuja. O Dievas galingas, aš nežinau. Man toks džiaugsmas. Jisai džiugina. Ir Dievas, žinot, džiugina ir paskutinį liudimą pasakysiu. Norit vieną liudimą? Kai aš sakiau, kad atsidarė prabudimas ir tas ženklas atsistojo, mes ilgai neturėjom to ženklo televizoriaus ir vis negalėjom jo ir nupirkti, ir pats statyti. Ir truko tikrai daug laiko jį pastatyti. Ir aš vakar sulaukiau skambutį. Man paskambino viena moteris, kuri gyvena Lemonte, 5 minutės nuo mūsų. Ir sako, ar tu esi Aušrelė pastoriai bažnyčios? Sakau, iš kur tu mano telefoną gavai? Sako, aš taip ilgai ieškojau, kol aš tave vis tiek suradau. Galvoju, wow, kaip tai įmanoma, aš neįdėjau telefono, nei jokių reklamui. Ir jinai surado mane, jai taip reikėjo mane surasti. Ir sakau, ko aš galiu padėti jums? Ir jinai sako, aš pamačiau reklamą, kad bažnyčia atsidarė. Aš noriu jums padovanoti savo grand pianiną, fortepijoną. Aš sako, nežinau, ar pas jūs kas nors groja pianinu, ar kažkas moka groti, bet gal ateis kada nors žmogus, kuris galės pagroti. Sako, aš noriu padovanoti bažnyčiai, nes bažnyčia atsidarė. Mes, sako, taip džiaugiamės, kad čia atsidarė bažnyčia. Matot, kol nebuvo ženklo, žmonės nebuvo tikri, kas čia atsidarė, jie nesupranta. Nes žmogus negali žinot, kas čia atsidarė, kol nėra ženklų. Ir mums tas ženklas užtruko. Ir dabar jie džiaugiasi, sako, aš 5 minutės nuo čia gyvenu. Ir sako, aš ne tik noriu padovanoti instrumentą, bet aš galvoju, sako, kad aš noriu surasti žmonės, kurie galėtų paaukoti ir atvežti tą instrumentą. Nes sako, tas instrumentą atvežti yra labai daug darbo, yra brangu, nors 5 minutės, bet yra labai brangu fortepijoną vežioti. Tai sako, žinai ką, aš dabar ieškosiu kompanijos, kuri galėtų paaukoti bažnyčiai. Aš taip, ką? Aš tiek metų meldžiausi, kad Dievas atsiųstų pagalbą ir ta pagalba atrodė taip toli. Ir dabar ta pagalba ir nukrito tiesiai į bažnyčią. Ir jinai sako, aš bandysiu surasti, man reikia surasti žmonės, kurie pasiaukotų dėl Dievo darbų, dėl bažnyčios, kad atvežtų fortepijoną už dyką, galvoju. Vau. Aš taip ir likau. Vau, ką Dievas daro. Matot? Tai reiškia, Dievas palietė tavo širdį, jis paliečia ir kito širdį. Ir žinot, kai širdys paliestos, visa teritorija keičiasi. Viskas keičiasi. Mano širdis buvo paliesta, aš pradėjau tarnauti Dievui. Tu prisijungiai, tavo širdis paliesta. Tu pradėjai tarnauti Dievui. Prisidėjai tu. Kas vyksta? Meilė didėja, pasitikėjimas Jėzų didėja, tarnauti noras didėja. Ir visa teritorija gražėja, šviesėja, meilė didėja, noras mylėti žmonės didėja, brangėja. Ar ne taip? Yra realu, kai tu išgyveni Kristų, yra taip nuostabu. Amen?